Labas rytas, tai ką, mūsų diena šiandien prasidėjo labai anksti, sumontavom ir paleidom mano pirmą vlogą. Šiandien dienos planas yra toks, kad važiuojam apsipirkti į Milano mados savaitę. Po apsipirkimo rudens keliausim į El žurnalo fotosesiją. Fotografuosim nuostabią Viktoriją Senkutę, jau čia spalio numeriui. Ir toliau keliausime į makiažą bei į Kristianos renginį, kuris vyks televizijos bokšte. Ryte užtrukau 3 minutės apsirengti, kadangi visiškai be makiažo. Tai kepurė, akiniai, tuomet lietpaltis The Frankie Shop, pakabukas Hermes, maikutė H&M, džinsai Frankie Shop, batai Miu Miu, rankinė Bottegos, žiedai Hermeso ir viskas. Lietpalčio labai geras yra kirpimas, platesnės tokios rankovės ir tokia ruda spalva labai gražiai, kas nenori labai tamsaus, bet ir nenori šviesaus lietpalčio, tai atkreipkite dėmesį būtent į šitą. Čia toks fainas šitas koks geras. Vienas iš madingiausių sezono tokių tendencijų ir derinių, tai būtent yra rudos ir melsvos kombinacija, tai va būtent čia galima tokius žydrus marškinius ir netikros verstos odos sijoną arba aišku rūkstuką. Viena rudens tendencija, kuri man labai patinka, tai būtent tas boho stilius, kaspinukai, tokie tvarbatkėlės, laisvas siluetas ir labai gražiai šitie drabužiai atrodo prie kaubojiškų, prie biker būtsų. Tas labai geras švarkas, toks paltukas ir kaina jo labai gera. Man tikrai rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje gražiai sustilizuoti. Geras iš karto su šaliku. Apskritai tokio silueto baltukai bus šį sezoną tikrai labai aktualūs. Įdomus lietpaltis, gerai, kad atsisega, nes šiaip tai pakankamai sudėtingas derinys. Turiu, kai jau turi vieną bazinį lietpaltį ir nori kažkokį tai antrą įdomesnį, tai galima pasižaisti, bet geras dalykas, kad čia atsisega. Geriausius bazinius drabužius visą laiką randu kosį. Spalva gera, kad nesiglamžo. Tik tais vienintelis minusas, kad toks ilgis prie džinsų, prie kelnių, bet ne prie sijonų. Bet labai tinka prie naujo pakabuko. Indekse labai patinka būtent Betty džinsų modelis, nes yra aukšto liemens ir tiesaus silueto. O šitas fainas. Ir čia labai geras pasiūlymas, perkant 3 skaičiuojama tik už 2 kainą. Kojinės yra tos detalės, su kuriuom yra labai lengva žaisti ir šiek tiek paeksperimentuoti su spalvomis. Rudens sezonų, kam aktualu, čia yra labai geras kietas. Va, tiek drabužių pririnkom mūsų šiandien fotosesijai. Tema tokia sporty and rich. Tai tokia elegancija su sportu. Nice, ir šipsenėlė dar jungia. Nice. Kas puikiai, labai gražiai atrodo. Užsukau į mūsų studiją pasimatuoti kailinukus, nes atvyko nauji juodos spalvos. Dabar man, aišku, dilema, kokius pasirinkti, nes turime juodos, karamelinės, šviesios, tamsiai rudos spalvos, kailinukus, liemenės, šalikus, visų ilgių. Ir mano mėgstamiausias šitas skyrelis yra marškiniai, kurie tinka ne tik tais į ofisą, bet ir kasdienai, bei pižaminiai kostiumėliai, kurie bus aktualūs šį rudenį prie lietpalčių, prie paltų. Nu ką, įvaizdis pakeistas.
bomberis Sandro, sijonas Gani, batai Miu tie patys, maikutė čia va ta pati, bei aksesuarai. O pas mus liftas neveikia, tai tenka nešiotis kartu su savim viską. Keletą mano pamastymų apie apsipirkimą. Iš esmės, manau, kad tas pats procesas turėtų teikti malonumą ir nešti džiaugsmą, nes mes išleidžiame pinigus savo, mes nusipirkam daiktą, kuris mums suteikia pasitikėjimo savimi, mes su juo jaučiamės gražus. Pats shoppingas turėtų būti kaip šventė, tam tikrą prasme. Jeigu jums nepatinka tas gyvas apsipirkimas, tai vis laik rekomenduoju online shoppingą. Irgi vakare, mano, tarkim, klientės labai mėgsta tokį pasidaryti savo sekmadienio vakarą, kai padaro sąrašą prioritetų pirkinių ir tiesiog eina per svetainės ir žiūri. Tada mintise tu gali sugalvoti derinius, kaip tu jį nešiosi, su kuo tu nešiosi tą daiktą, tada nusipirki jį ir po kelių dienų, kai jisai atkeliauja į namus, tu ištrauki iš tos dėžės ir žiūri, ar jisai išpildė tavo lūkesčius. Aš, tarkim, duosiu savo tokį asmeninį pavyzdį. Aš ne visai mėgstu apsipirkinėti su dekoratyvinė kosmetika. Nes aš nelabai žinau, nesigaudau, kokios spalvos man čia tinka, ko man reikia, ar aš naudosiu ar nenaudosiu. Tai aš turiu savo nuostabią Gabrielę, kuri man kiekvieną sezoną peržiūrė mano kosmetinę ir sudėlioja man must have sąrašą tokį, kokių priemonių man reikia. Nes sezonui keičiasi ir spalvos tam tikros, tarkim, ta pati kreminė pudra, ten lūpų pieštukas, kažkoks kitas antakių pieštukas. Mūsų oda vėlgi keičiasi, tam tikros priemonės labiau tinka vasarą, tos netinka, tarkim, žiemos sezonų. Tai man labai paprasta. Gabrielė man viską sudėlioja, aš nueinu, nuperku ir viskas, man neskauda galvos, man reikia išlaidauti arba išleisti papildomų pinigų tiems produktams, kurie galbūt yra išreklamuoti, bet ne visai tinka mano odai arba aš jos nenaudosiu, o Gabrielė žino mano poreikius. Ir drabužiuose viskas yra gerai, jums nepatinka tas apsipirkinėjimas nei gyvas, nei online. Tiesiog yra stilistas, kuris pagal jūsų poreikius, jūsų figūrą, jūsų spalvas sudarys jums stiliaus kapsulę. Tai nebijokite kreiptis į stilistą, pasimti konsultaciją, kuris sudėlios jums ir jums tiesiog reikės nupirkti, pasimatuoti viską ir turite savo spintai. Ir kai jums reikia to įvaizdžio, kuris reprezentuos jūs kaip profesionalą, kaip žmogų, kuris atskleis jūsų vertybės, jūsų asmenybę, jisai bus po ranka ir jums nereikės sukti galvos. Labai gera naujiena yra naujoji Mango parduotuvėje Panoramai. Jeigu nenorite keliauti, pasimatuoti į persirengimo kabinus viršutinių drabužių bei aksesuarus, tai galima padaryti tiesiogiai salėje, pastatyti geri veidrodžiai su apšvietimu, bei tokios pakabos, bei atsisėsti ir pasidėti savo daiktams kėdutės ir galima iš karto pasimatuoti viršutinius drabužius. Beje, šitas lietpaltis nuostabus ir dar toks yra tamsiai mėlynas spalvos. O man labai patinka jų aksesuarai, tiek rankinės, tiek batai, tiek bižuterija. Mineralų megztinį radau Max & Co. Tikrai man patinka tas užtrauktukas, nes jį galima reguliuoti ir puikiai atrodys tiek ir prie juodų kelnių, tiek ir prie odinio sijono, tiek ir aišku prie džinsų. Drabužiai iš valyklos paimti, dabar greitai mašinoje persirengsiu, sutvarkysiu plaukus dar į Kristianos renginį, kuris vyks televizijos bokšte. Trūksta energijos arba norisi kažką saldaus, valgau šitus rutuliukus su baltu šokoladu. Nu ką, jau esu prie renginio, beliko tik tais persirengti ir sutvarkyti plaukus, o savo plaukams aš naudoju iš Kiaunės kondicionierius, toks purškiamas, kuris šiek tiek atgaivins plaukus, ta spalva šiek tiek suteiks blizgesio, jie bus tokie lygus ir blizgantis. Ir dar vienas dalykas, atradimas, tai būtent Kiaunės toks plaukų kvapas. Žodžiu, kad būtų plaukai tokie kvepiantis.
1 minutę mano plaukai sutvarkyti. Persirengimas įvyko tiesiog mašinai, kažkur Karoliniškėse, o dabar keliaujam į renginį. Ir mano šiandien dienos renginio įvaizdis. Marškiniai H&M, švarkas Yves Saint Laurent, rankinukas baltas Chanelis, džinsai Acne ir balerinos Chanelio irgi. Ir visiškai nauji įrengti apartamentai, televizijos bokšte, vadinasi Debesis.